Klausimas, kada prasidėjo Dievas? Atsakymas, pirma, Dievas yra be pradžios ir pabaigos, jis yra amžinas. Išėjimo knyga 3:14. Dievas tarė Mozei, aš esu, kuris esu. Ir jis tarė, taip sakyk Izraelitams, esu atsiuntė mane pas jūs. Antra, Dievas yra praeityje, dabartyje ir ateityje amžinas Dievas. Apreiškimas 1:08. Viešpats Dievas sako, aš esu alfa ir omega, pradžia ir pabaiga, sako viešpats Dievas, kuris yra, buvo ir ateis visagalis. Apreiškimas 4:08. Keturios gyvos būtybės, kiekviena turinti po 6 sparnus, yra pilnos akimis išorėje ir viduje, dieną ir naktį jie sako šventas, šventas, šventas viešpats Dievas visagalis, kuris buvo, yra ir ateis. Trečia, Dievas yra nekintantis Dievas. Hebrajų laiškas 1:12. Tu sustumsi juos kaip drabužį ir jie bus pakeisti. Tačiau tu esi tas pats ir tavo metai nesibaigs. Hebrajų laiškas 13:08. Jėzus Kristus yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius. Ketvirta, Dievas yra nemirtingas ir vienintelis nesugedęs Dievas. 1 Timotiejui 6:16-17. Tik jis yra tas, kuris gyvena nepasiekiamame šviesos, kuriame niekas negalėjo įžvelgti ir nemato, kad jis parodytų save. Garbė ir amžina valdžia jam. Amen. Tu turėtum įsakyti tiems, kurie šiame amžiuje yra turtingi, kad jie nebūtų arogantiški ir nepasitikėtų nenuostabiais turtiniais, bet pasitikėtų Dievu, kuris teikia mums viską apsunkintą. Penkta, Dievas taip pat vadinamas amžino tėvo. Izaijo knyga 9:06. Nes mums gimė vaikelis, mums buvo suteiktas sūnus, valdžia bus ant jo peties, jo vardas bus nuostabus patarėjas, visagalis Dievas, amžino tėvo, taikos viešpats. Šešta, Dievas taip pat vadinamas amžinuoju Dievu. Pakartotinio įstatymo 33:27. Amžinuoju Dievas yra tavo buveinė, jo amžinosios rankos po tavo. Jis išprievartavo priešų prieš jūs ir tarė, sunaikinkite juos. Hebrajų laiškas 10:31. Tai bauginantis patekti į amžinę Dievo rankas. Septinta, Dievas yra nuo amžių amžių Dievas. Psalmės 92. Prieš negimė kalnai, o žemė ir pasaulis nebuvo sukurta, nuo amžių iki amžių esi Dievas.